žiniomis. Tęsime pasaulio panoramą. Aukščiausia Jungtinių valstijų derybininkė nusiginklavimo klausimais nekomentuoja šią savaitę Lietuvos krašto apsaugos ministrės paskelbtos informacijos, kad Kaliningrade gali būti Rusijos taktinio branduolinio ginklo. Šio ginklo Europoje Rusija turi kai kuriais vertinimais net 15 kartų daugiau negu Amerika, bet nesutinka net pradėti derybų dėl mažinimo, kol savuosius užtaisus Vašingtonas grąžins Amerikos žemę. Lietuvos susirūpinimą dėl taktinio ginklo ir dėl galimų apribojimų į mūsų šalį prireikus įvesti kitų NATO šalių pajėgas ilgai Rusijoje dirbusi Rose Göte-Möller pripažino, bet nieko konkretaus nežadėjo. Nepasakysiu nieko apie branduolinių ginklų buvimą niekur Europoje. Žinote, kad ši informacija jautri. Negaliu nieko pasakyti apie ginklų buvimą ir NATO šalyse. Taigi tiesiog nenoriu komentuoti jokios jautrios ar slaptos informacijos. Bet tai bus vienas iš prioritetų, nes administracija turi metus pradėti derybą su Rusija. O Rusija atrodo visiškai nenorinti pradėti jokių derybų, kartoja visas senas sąlygas. Kokį kelią matote šioms kliūtims aplenkti? Senatas pareiškė, kad per metus turėtume siekti pradėti derybą su Rusija, bet manau, jūsų klausytojams svarbu žinoti, kad tai nebuvo kokia nors teisinė prievolė Obamos administracijai. Tai buvo Senato nuomonė. Mes ją labai rimtai atsižvelgėme, nes per debatus senatoriai šituo dalyku labai rūpinosi. Taigi mes darysime, ką galime, kad plėtotume derybą su Rusija. Sieksime pradėti derybą su Rusija per ateinančius metus. Rusijai akivaizdu reikia daugiau pasitikėjimo. Kai šitaip nusileidžia įprastinėmis pajėgomis, jį mėgina atsigriebti taktiniais branduoliniais ginklais ir panašiais dalykais. Jei jau neišvedate Amerikos taktinio branduolinio ginklo iš Europos, kaip galite padidinti Rusijos pasitikėjimą? Per daugelį metų supratome, kad Rusijai šie ginklai savotiška apsidraudimo politika. Bet šiais laikais kokia tai gali būti apsidraudimo politika? Ieškome kuo daugiau būdų, kad santykiai virstų bendradarbiavimu, ypač kariuomenių bendradarbiavimu. Taigi manau, kad turėsime nudirbti daug darbo, bet pasitikėjimui ugdyti galime rasti įvairiausių priemonių. Ar matote kokią nors galimybę, kad bus įvykdyta, ką valstybės sekretorė Clinton ir gynybos sekretorius Gatesas numatė bendrame laiške, kad Rusija atitrauktų taktinius branduolinius ginklus į kelias saugyklas giliai savo teritorijoje? Tai žinoma viena iš galimybių. Manau, esama įvairiausių pasitikėjimo ugdymo priemonių, kurias galime svarstyti. Galime mąstyti, kokias galimybės norėtume rinktis. Tai būtų pirmieji žingsniai. Vienas svarbus dalykas, kuris mus persekioja jau seniai, tai pasikeitimas duomenimis apie tokias sistemas. Jungtinės valstijos ir NATO tikrai nori keistis tokią informaciją tokiais duomenimis. Bendradarbiavimas su Rusija dėl priešraketinės gynybos šalims šiame regione kelia klausimų. Ir nors NATO, pavyzdžiui, atmetė Rusijos pasiūlymą dėl pasidalijimo sektoriais, diplomatai tebekalba apie sistemas, kurios veiktų greta viena kitos. Akivaizdu, tokios šalys kaip Lietuva ir būtų pasienio teritorijoje. Tokiu atveju, ar apsaugoti šią pasienio teritoriją būtų pavesta geriau parengtai sistemai? Mūsų prezidentas pasakė, NATO gins NATO. Tai tvirta ne tik mūsų prezidento ir Vašingtono nuostata, bet ir viso NATO alijanso, kur sprendimai priimami bendrų sutarimu. Taigi NATO gins NATO. Mes žinoma, mielai bendradarbiausime su Rusijos federacija ir dirbsime drauge, bet manau, neturėtume rūpintis dėl problemų, kurios kiltų įgyvendinant šią sistemą, nes mūsų galutinis tikslas yra, kad NATO gintų NATO. Our bottom line is going to be that NATO has to defend NATO.